apsižiūrim aplinkui, kokią erdvę papuolėm, pajaučiam savo kūną, pajaučiam eterinę erdvę aplinkui. Taip pat duodam į visas puses šviesos, duodam šviesos smūgių, nušviečiam, išsivalom aplinką, žiūrim savo ašį, taip pat nusivalom trečią akį, nutraukiam visas hologramas, trukdžius bet kokius, kas yra uždėta šiandieną. Žiūrim kanalą, ar jisai šviesus, pramušam jį, žiūrim kojas, ar jos neuždengtos, ar jos neapkrautos, ar galim įsižeminti. Taip pat prisipildom šviesos, baltos energijos. Kaip jautiesi? Alio. Negirdi manęs? O, girdžiu dabar. Kaip jauties? Gerai šiaip jaučiuosi. Labai violetinis. Alio, vėl tu. Vėl Labai tu. negirdė? Aha, tu man kažkaip turkinėt pradėjai. Jo. Nu, bandom toliau. Dabar Geriau. geriau. Tai va, jaučiu violetinę spalvą, matau. Violetinę. Ta violetinė aplink tave, ar tai toliau kažkur tai toliau matai? Gal tai yra dar kairiai pusėje tokia, irgi tamsu, kaip rūtulį tokį matau, kaip žinai, taip išlipau paskui iš jo. Ir taip kaip pajutau, kad tai būtent bus vėlgi su tą mirusiu Diana, žinai. Šiandien kaip tik su mama šnekėjau ir jinai šiaip taip aš jau dažnai praslystu, nevažiuojant tų kapų. Bet jaučiu, kad šį kartą reiks važiuoti ir va taip, kaip čia dabar susidėlioti visą šitą reikalą. Ir kaip tu jauti šitą reikalą savyje? Man tai dzin, žinai, aš tai galiu praeit, bet aš kartais, žinai, jei užmetu kažką tai ir dėl to biški negerai jaučiuosi. Kažką reiktų padaryti. Tai ir spaudžia tą galvą. Galvą spaudžia. Gerai, pasižiūrėkim, kas spaudžia tau tą galvą. 3, 2, 1. Ar matai ką nors? Ar tai kažkokie interferentai? Alio, blema, visai tas negirdžiu. Aš nieko nesakau. Aš dar nieko nesakau, galvoju, liktai matau žiogą. Gerai, užfrizink tą žiogą, pasistatyk prieš save, išeik į priekį. Kas tas žiogas, iš kur jisai? 3, 2, 1. Tai iš praeitų gyvenimų. Ir ką tas žiogas nori tau pasakyti, parodyti, iš kokio praeito gyvenimo, ar iš kokios reinkarnacijos jis pas tave ateina? 3, 2, 1. Jo, jis dabar labai nykėsi mano, taip matau, jo tiesiog tas akis visai va čia va. Nesileisk, užšaldyk jį, patrauk su šviesa, į saugų atstumą, užfrizink visiškai, tegu jis stovi nekrutais, tavęs neliečia, mes jį identifikavom. Jis privalo tave paleisti ir nieko negali daryti prieš tavo valią. Ir tegu dabar pasako ir parodo, iš kur jisai atėjo. 3, 2, 1. Jo, kažkokiuose praeituose gyvenimuose. Tai susijęs su disleksija. Disleksija? Tau disleksija? Jo. Disleksija dabartiniam gyvenime ar anksčiau? Dabartiniam, bet va tai yra kažkas įdėta būtent, kad tai mane trukdytų. Tu pati turi disleksiją? Jo, tik neseniai sužinojau.
Oi, mano dukra turi disleksiją. Jo, tai va, aš šiandien ir žiūrėjom, kas tai, kodėl tai yra, aišku, tai kažkas užblokuojama ir. Gerai, bet vis tiek grįžtam mes tada prie žiogo, kas tau šitą disleksiją atneša, kokie įvykiai iš praeities, iš praeitų reinkarnacijų tai įtakoja. Tegu tau dabar pasąmonė parodo. 3, 2, 1. Ką matai? Kažkokį praeitą gyvenimą, kur būtent kažkokios žinios išimtos. Gerai. Iš mentalo ir kaip ir įdėta, kad kaip trukdžiai kažkokie, kad tu negalėtum skaityti. Gerai, kas tu buvai tam gyvenime? Vyras ar moteris? Vaikas? Kaip ir ne vaikas, bet tai dabar galvoju, ir vyra. Gal vis tik vyras buvau. Ką tu veikėjai? Ar tu tas žinias kažkaip tai perdavinėjai, ar tu tas žinias gaudavai? Ar tu buvai mokytojas, ar tu buvai kažkoks žinys, ar tu buvai, kas tu buvai, pamatyk save 3, 2, 1. Jo, aš labiau buvau tai, kad jo prie matricos kažką tai, žodžiu, kažkas su tais dalykais, kur nuskaityti, kaip alchemikai, kur labai nuskaitydavau daug ką. Ir darydavau kažkaip, ne tik, kad nuskaitydavau, jo, vat skaitydavau. Raštus kažkokius. Kokie maždaug čia buvo laikai, kur tu save identifikuoji? Ar tai alchemija galėjo būti vienuolynuose, ar kažkur tai Ne. Laboratorijose kažkokiose? Kažkokią turėjau kaip savo, gal ir daugiau buvo, jo daugiau buvo. Ne tik savo, bet ta prasme, kad jo kažkokius tai dalykus darėm, jo ne viena aš dariau. Ten buvo daugiau grupė žmonių, ne? Jo, kažkokia tai jo. Ar jūs darėt kažkokius eksperimentus? Mes kažką kūrėm. Kūryba, ne? Dėliojam, jo, apie ateitį daug ką nuskaitėm. Su gamta, su kosmosu. Pagrindė yra su kosmosu. Ar jūs, kaip sakyt, dirbot, kaip čia pasakyt, pagal matricos užsakymą? 3, 2, 1. Ar prieš matricos veiklą? Prieš. Už šviesą. Tiesiog nuskaitėm, jo, mes tiesiog, kaip pasakyti, atpažinom tą kitą pusę. Identifikavom. Ir virusą identifikavot, ne? Jo, ir radom būdą, kaip jį keisti. Kaip valdyti, tiksliau sakant. Kaip valdyti. Gerai, dabar tavo pasąmonė parodė šitą reinkarnaciją, ne? Kas tau svarbu šioje reinkarnacijoje? Ką tu turi pasiimti, ką tu turi išmokti iš šito? Kaip tau atrodo, kas yra svarbu? Kažkokį tai kaip kažkokį rutulį laiko irgi, bet tokį kaip ar uždarytas tam kažkokia informacija. Kažkas kaip ir laiko, bet nebesuprantu, ar aš ten tam rutulė uždaryta. Ar visi ten uždaryti, ar tik tu viena? 3, 2, 1. Kažkaip dabar dar nebesuprantu, ar čia biški kažkas kitko.
Gerai, duok šviesos daugiau, pasižiūrėk, kas aplinkui dedasi. Pakilk biškį, jo. Duok šviesos spindulių, kad viskas nusišviestų ir kas ten vyksta, pasižiūrėk. Ką ten daro Sonata, ką ten daro kiti. Žodžiu, mes visi uždaryti tam burbule. O dabar supratau, nes pamatai, mažėjo, atrodo didelis ir mes tam kažkokiam kaip laboratorija, kaip ir mumis ten ir uždarė. Ar tai galėjo būti šviesos karių grupė, kuri kažkokią kūrybą darė, kad kovot su virusu ir jie buvo identifikuoti, pagauti 321? Matau, aš matau, kad būtent ten ir mumis nužudė. Ta prasme, visas tas burbulas ir prasmego kažkaip į žemę. Kažkaip dar čia kažkas ne taip, reikia dar kažkur praeiti. Žiūrėk, ką tu išjauti, ką matai. Nu taip, sunaikino mus visus, bet kažkas ten dar. Man čia kažko trūksta. Ko trūksta, žiūrėk, tegu pasąmonė tau pasako. 3, 2, 1. Ką matai? Reikia pakilbiškiau aukščiau, kažkaip tai. Matau, kad prasmegom į žemę visi tenais mumis kažkaip tai. O žemėje kas tai žemėje? Tuneliai, nežinau, kažkokios erdvės, ar į kitą dimensiją, ar į kitą paralelę, kuris prasmegot? Ar tai tiesiog buvo fizinė mirtis? Kažkokias žinias mes atkapstinėjom būtent dėl reseto, viską įsiaiškinome. Kaip sustabdyti? Jo. Būtent. O tie visi, kurie šitą dalyką žinojo ir tiem įdėta, ir padaryta šitas dalykas, kad ne su ta disleksija. Kažkaip tai turi, jie atsižymi, tai supranta, kad kažkaip tai, kad tipo užblokuoti, nes tu vis tiek kiek įmanoma užblokuoti, nes tai yra labai stiprios sielos. Jos vis tiek prasimuš, tai bent jau šitai užblokavo, bet faktas, kad tenais mumis jo. Jo, ir tada jums daug sunkiau pasakyti, daug sunkiau kažką perskaityti, daug sunkiau kažką paaiškinti. Tiesiog gali viduj žinoti, bet tiesiog tu negali išreikšti to dalyko, labai sunku tą pasakyti. Taip yra. Gerai, o tada kas tą rutulį, pasižiūrėk, kas tą rutulį, taip sakykime, į žemę uždarė? Kas tai buvo, kokios būtybės? Kažkaip tai tai palauk, dabar dar čia buvo labai įdomi. Iš pradžių, kaip mes sužinojome, mes viską įsiaiškinom ir mums po truputį į tą kupolą kažkokį uždėjo. Mes ten net nepastebėjom, taip kaip veidrodinė sistema kažkokia. Tu dabar žinai, ką padaryk kaip filmuką ir prasuk atgal. Kas buvo prieš tai, kur buvo tie visi žmonės, kur po to buvo uždaryti kupolą, ką jie veikia, kaip juos surinko į tą kupolą. Prasuk filmuką atgal šiek tiek. Kas ten vyko? Čia buvo labai kažkas rimto. Ir tai buvo specialiai surinkti jie visi, mes susirinkom kažkas tai. Buvo jo labai mūsų daug. Vos ne kaip tokia, kaip žinai, kaip pas mus, kaip šalis, tai čia kaip irgi kažkas panašaus. O jūs susirinkot iš viso pasaulio, iš skirtingų šalių, ar jūs kažkur netoliese visi buvot? Iš viso pasaulio. Viso pasaulio. O kaip jūs tas žinias įgavot? Per kur tos žinios atėjo, tos pirminės, kurias jūs žinojot? Kaip jūs tas žinias radot? Visi skirtingose vietose būdami.
Kaip atėjo ta šviesa, tos žinios? Per ką? Mes turėjom kontaktą. Mes turėjom kontaktą su savo avatarais. Mhm. Iš kitos kosmoso, tai jo, iš kitų planetų. Tai Ir galima sakyt, kad irgi buvo telepatai, va tokie va kažkaip tai, ne? jo, Abie. tai Mhm. tiesiog buvo rimti kontaktai. Ir jo, ir gal vis dėlto tas rutulys buvo ir rutulys, ir kažkoks kaip kristalas, kaip jisai jo, kaip portalas, aš tą pažiūriu. Ne tik, kad į tą kupolą mumis uždarė, bet dar tikrai buvo, dar ir atskirai, nes aš suvienijau visą šitą. Bet buvo kažkoks, kur mes visą tai vieni kitus kažkaip tai ir sušaukė, tai kažkoks kaip... Ar tai buvo kažkokia apgavystė, manipuliacija, kaip jis sušaukė visus? Tai buvo specialiai padaryta? 3, 2, 1. Ir taip ir ne. Mes visi atradom tai. Kaip ir visi žinojo. Va taip kaip va dabar va tokia situacija, kad vis tiek jau, nu, kaip ir visi gauna tą informaciją, kad bus kažkoks resetas, ir vis tiek visi sueina. Tai tame ir taip, ir taip. Ir tas irgi tie žino, irgi nieko tu nepaslėpsi nuo tų. O dabar, Sonata, kaip reikėtų padaryti, kad va tokie šviesos žmonės, jie pasiektų tikslą, o nebūtų, va, kaip sakyt, sugauti ir sunaikinti 3, 2, 1. Ką tavo pasąmonė sako? Aš dabar žiūriu, aš matau tą, sakau, tą kaip rutulį, bet jisai kaip eina, kaip supranti, man įdomu, gal ten ir yra ta paslaptis. Kažkaip laiko tą kaip kristalas, bet jisai eina žemyn kaip viesulas. Gerai, dabar užsidėk apsaugas ir pasistatyk tą rutulį prieš save ir pasižiūrėk atidžiai, kas ten yra. 3, 2, 1. Kažkaip negaliu suprasti. Gerai, atsipalaiduok, prasivalyk savo trečią akį, nusimk visokius trukdžius, nusimk rūkus, voratinklius, visą kitą, dar prasivalyk kanalą, viršų, sižemink, apsisuk su viesulais, kaip tu sakai, su stichijom, susikoncentruok ir dar pažiūrėk į šitą rutulį. Ką matai? 3, 2, 1. Nežinau, gal biškai nusišnekėsiu, bet tas visas rutulys, tam rutulyje visų stichijų gale. Ir būtent stichijų galę jie panaudoja, tame rutulyje, jie sudėjo kažkaip visą stichijų galės, paėmė į tą rutulį, jisai turi kažką tai, kad visas, kad neturi, jos yra šitoj tam rutule. Ir jie ją panaudoja. Jo, ir tikrai, ir mes negalėjom nieko, tiesiog, bet kas čia per toks rutulys, aš neįsivaizduoju, kaip čia taip. Ir jie tada panaudoja. Jie tada tiesiog atėmė iš žmonių, ir atėmė iš jūsų. Ir žiūriu, būtent žemė, tai ir buvo tas resetas kažkaip į žemę. Žemės gelmes, mačiau, kaip ir pradžiu prasmego, o dabar vis matau, kad iš to rutulio tiesiog jisai praveria tas visas galės į žemės gelmes. Nežinau, koks čia tai buvo resetas, kad į žemės gelmes. Tai greičiausiai galėjo būti, žinai, žemės drebėjimai ir tsunami ir visa kita. Kažkoks labai stiprus, galingas, nežinau, negaliu pasakyti, ar tai kristalas, nes tai gal dar neįsivaizduoju, nes visas ir mūsų to pačiu, kai paima visas stichijų galės, tai taip pat ir mūsų galės, nes pas mus yra irgi stichijos. Kažkaip man taip rodo. O kaip taip jie padarė, kad jie uždarė tas stichijas į rutulį? Grįžkim, pažiūrėkim, kokiu būdu jie jas, kaip sakyt, sugavo į tą vieną vietą ir uždarė.
Panaudojo mūsų atradimus prieš mus pačius. Nu va. Tiesiog. Nu va. Veidrodinė, veidrodinė, kaip sakiau. Prieš mus pačius mes tą, ką atradom, jie pasinaudojo, jie leido mums pasinaudoti, iki tam tikro momento atėmė, paėmė ir panaudojo prieš mus. Mes tiesiog bejėgiai. Viskas į ten suėjo ir jie prieš mus tai padarė. Kas tie jie, pasižiūrėk? Kuri čia civilizacija, kurie čia? Kas čia tokie buvo? Ką matai? Kas valdė šitą? Žinau, gal vis dėlto tie, kur aš sakiau anakondai, sakau anakondai. Neatsimenu. Anunakiai? Ne, žinok, kad ir man kažkas virš jų. Ai, šitie tie, kur žiūrėjom dideli mėlyni. Archontai. Arba, gal jo, bet kažkokie vat žodis tai tie archontai kažkokie, bet jo link mėlynumo, jo. Tikrai, o tie tai ten pieškos, ten jų buvo, bet kažkaip nenunakiai, netgi aš to nunakiu tame, jie kažkaip. Jie šonė lieka kažkaip. Jo, jie sutiko, jiem viskas kažkaip nejučia buvo visą tai. Ir tie reptai, tai jo, jie ten prisidėjo, be abejo, ten visą kitą, bet pagrindas vis tik tai buvo jo tų, kaip aš, archontai, man atrodo, nes aš jų nežinau, bet vat, kažkas į mėlynumą jo. Gerai, palikim jos kitiem kartam. Ir esmė ta, kad va, tas ir yra, supranti, va, einant vėl iš aukščiau, tai ir taip ir dabar daro. To pačiu principu, leidžia mum, nes mes išsinaudojam, mes surandam, atrandam, mes čia įsitaškom, mes čia tą energiją įkvojam, leidžia mum tai padaryti. Stebi, leidžia, todėl mum daug kur ir leidžia, atrodo. Bet vat kaip tai ir paskiau panaudoja prieš mus pačius. O mes patys turime atvirkščiai padaryti. Bet kaip tai padaryti dabar, aš galvoju. Reikia paimti tą rutulį. Tas rutulys. Reikia paimti tą rutulį turbūt ir išlaisvinti stichijas, aš taip įsivaizduoju. Bet kartu turbūt reikia pasižiūrėti, kokias žinias, kokią pamoką iš to, kad vėl neužsirauti. Jo. Esmė tai yra mūsų pati didžiausia klaida, kad mes, mes pasineriam į tas ieškojimus, viskas gerai, tame yra pliuso ir tame yra minuso, tame, kad mes prarandam savo, būnam be apsaugos dažniausiai. Pasineriam į tas žinias, visą kitą, bet kaip tai padaryti, aš net nežinau. Kitaip. Nematom, kas vyksta po to. Jie to momento pasinaudoja, kad mes pasineriam ir jie savo visus dalykus padaro. Labai įdomu, kas tas kaip rutulys. Kaip tas rutulys padarytas, pasižiūrėk. Rutulyje yra. Kažkaip tai nemoku pasakyti, net labiau kaip sielų mūsų visa energija. Žinok, man irgi taip įdomiai, kad mes patys tą apsaugą padarė, man kažkodėl taip atrodo, kad kaip tu sakei, kad žmonių energija ir žmonių žinios buvo panaudotos, tai mes tiesiog tą rutulį vos ne per žmonių tas intencijas ir padarėm. Kažkokiu būdu. Negali tai būti kažkaip. Kaip tu sakei, veidrodis atgrįžė prieš mus pačius ir mūsų pačių jėgą panaudojo tom stichijoms sulaikyti. Va dabar kažkas taip panašaus, plečiasi kažkas.
kad mūsų kažkaip vėlgi mūsų pačių sukurta. Mes nematom tos dalies, kažkaip tai mes kurdami čia sielas, biški kažkaip sielų dalis, lemba, kaip taip dabar, nėra kaip įvardinti, taip kaip sielų dalis atiduodam ten. Kažkokia tai kita planeta, patys sukuriam kitą veidrodiniai sistemoje kitą planetą, kurią jie gali naudoti. Mes nežinom, kad mes tai sukuriam. Savo sielo intenciją, savo sielos jėgą. Kažkas tokio, mes per mūsų nesuvokimą, kad mes esam vis dėlto kosminės būtybės, mes kurdami čia Žemėje, mes dar turim susikuriam paraleliai kitus pasaulius, tik mes jų valdyti, jie yra, bet mes nemokam valdyti. Tai jie per tą, labai gerai pasakei, per šitą pasaulį, būtent tą paralelinį mūsų sukurtą, švarų, dar švaresnį, jie paima panaudoja prieš mus pačius. Kažkaip šitaip ir įdeda į tą, tada subalansavo į mažiuką, nesakau, tai kaip didelė planeta ir kaip ir gali, aišku, kai gali reguliuoti ir padarė ir tiesiog tokia jėga grinai į žemės gelmes, taip ir nušlavė, tiesiog sakau, kaip viską paėmė iš mūsų, iščiulpė tuo momentu, kažkuriuo tai užtenka tik akimirkos ir viskas. Kažkokiu tai momentu, matomai tai buvo kažkoks tai irgi momentas, kaip magijos turėjom kažką mes daryti, kažką keisti. Perėjimo laikotarpis, žinojom, kad turi būti perėjimas. Kaip ir dabar. Kaip tunelis iš tikrųjų. Kaip tunelis ir jie greičiau panaudojo, nes jie įstūmė mumis. Nes ten mūsų paraleliai mes tą, ką susikūrę, tai mes jų nevaldom globaliai. O čia ir yra paslaptis labai didelė. Tai žiūrėk dabar, Sonata, panašu, kad kažkas ir dabar darosi, nes jeigu sako, mes pereinam ten į dimensijas, į kažkokias kitas erdves ir visa kita, tai vėl bus tas momentas, kada tiesiog gali vėl būti visi pagauti, kaip sakyti, ir vėl nublokšti kažkur žemyn. Tai panaudot prieš mus pačius viskas. Čia yra, sakau, mes per tą nepasitikėjimą to, kad mes esam, iš tikrųjų, tarkim, mes žemėje, dabar jauti, kad aš esu žemėje, kad ir dvasinis, kad ir mano siela, bet dar kažkuri dalis, aš tai jaučiu, kad yra ten ir kuria. Tai tą dalį valdo kažkas. Mes dar nemokam valdyti savo tos sielos, galima taip pavadinti. Ir vėlgi, žiūrėk, jeigu aš moku vienas gal moka, kitas moka, bet to nepakanka. Mes turim taip, kaip čia žemėje susikūrėm, tarkim, savo, tą, ką mes kūrėm bendro, mes neatstovėjom to, kas yra pasąmoniai sukurta ten įdėta. Ir jeigu visi atskiri ten, nors čia kartu neužtenka, jie panaudoja ten, kur yra tas pasąmonės lygmenį atskirai, kur yra, ir tada viskas, ir tada mes, mum ir panaudoja prieš pačius. Lemba, bet kaip tai padaryti? Bet pažiūrėk, kaip ir susirišava, kaip mes sakėme, vakar, kad turi pakilti visi, realiai, kad turi pakilti visi, ir tas sąmoningumas, darbas su siela, su tuo savo atvira širdim, kad visi kažkur tai susiburtų ir tada yra atstovėjimas. Ką tu sakai, dabar irgi po vieną labai sunku tada sugavo, surinko ir ją apačią, žinai. Ir čia ir yra paslaptis, už tai mes tą, ką darom, tai mes turim labiau tikėti, žinoti, kad pasąmonėje mes išmokti, pasąmonėje susijungti vieni, tą, ką mes darom, dabar reikia mums pagalbos, kviečiam tą prasme telepatus. Ir esmė yra pagrindas šitose srityse. O apačioj čia, kad darom žemiškus dalykus, tai yra palyginus, taip, tai yra atsvara, bet turi būti ten atsvara. Jeigu ten bus
nebus tos atsvaros, tai iš karto mumis panaudoja, vat kur yra, sakau, ta veidrodinė tiesiog perverčia labai labai greitai. Ir jie padaro ten, ką nori ir labai paprasta, tada labai paprasta. O jeigu mes visi pasiruošę, supranti, per vieną bumą, tarkim gerai, visi žinom, kas bus. Nesvarbu, kad nuskaitėm. Visi žinom, viskas gerai. Anie irgi žino, bet jie žino iš ten. O mes žinom biškai iš žemesnio sluoksnio. Jie pranašesni. Atsvaros tokios nėra, o turi būti lygi bent jau atsvara ir tada mes pramušam, labai greitai pramušam viską. Tada be problemų absoliutiškai ta jėga, va taip kaip sielų dviniai, tarkim, jeigu iš ten mano aukštesnis, tai va sakau, reikia mums tos sielos dvinius iš aukštesnių dimensijų kviestis va tais atvejais labai stipriai. Tada yra iš karto tokie va irgi. Žodžiu, čia daug ką reikia išmastyti, bet va tą. Man taip įdomiai dabar, žinai, taip, toks, žinai, kaip būna, kai smėlio laikrodį, bet kažkaip vartaliojasi man prieš akis, kaip tu pasakoji, vienoj pusėje va šviesos, sielos darbas, o kitoj pusėje va ta fizinė žemų vibracijų. Ir jeigu nors viena siela bus, kaip sakyt, on top to šviesioj pusėje, mes teisingai persiversim. Tas va toksai, va, žinai, va, besivartaliojantis. Jo, esmė ta, kad dar supranti, kaip yra, tarkim gerai dabar, žiūrinti tą viršų, ne? Jeigu ten pasąmonės lygmenį, mes visi sąmoningi, nesvarbu, kad viena kita, mes jau valdysim tą, padėsim pakelt, bet jeigu yra iki tiek, supranti, daug va tokių išsibalansavusių, kurie biški tik tai jaučia, ta prasme, esmė yra net nejautime, o tikėjime, va kur yra stabilumas. Jeigu tu tiki ir žinai, kad ten tu esi, tai tau natūraliai tu grįžti pas save, tau viskas. Bet jeigu tu tiki, kad tik tai čia, ką padariau, yra pagrindas, bet tai va čia ir yra tie pagrindas, yra nebūt prisirišusiam. Ir vėlgi prie to pačio, kurie mums ir yra sudėtingiausia. Kad šitie dalykai mūsų nevaldytų. Tos prisirišimus turime mes valdyti iš tikrųjų, va tada ir tada viskas bus kitaip, jo. Nu, šitas sąmoningumas va kažkaip turi ateiti masiškai, kad va čia to žemėje, kaip ir sakoma, tas laikinas vietys. Ane, čia viskas yra, kaip sakyt, laikina, o amžina yra va siela, amžina yra kosminė būtybė ir kaip sakyt, ir tas turbūt balansas gyvenime ir turi būti tarp to žemiško va to dalyko, bet ir to va pasijautimo tuo aukštesnė būtybė. Bet ir tai turi būti, aišku, jo, daug žmonių, kad taip galvotų ir suprastų kažkaip tai. Pajaustų tiesiog, nes tai yra žodžiais nupasako, tai yra tuščia. Iš tikrųjų, vat, kai pradedi pajausti, tada suvoki, kad vis dėlto ir tai svarbu, ir tu gali, vat, kai tu nesi prisirišęs, tu gali daryti viską žemėje, nes tu neprisirišęs. Ir tu žinosi, kada atėjo laikas, opa, tu persiverti, viskas, tavęs niekas nelaikys, tau viskas bus okei. Tu gali džiaugtis viskuo ir naudotis viskuo. Bet jeigu tu tik tai prisirišęs, gali būti ten koks labai šviesus, bet negali prie savo artimųjų labai, va čia yra sudėtingiausia. Va čia tai tikrai, nu ir suprantamas dalykas, bet va čia ir yra sudėtingiausia. Tu turi palikti ir pasitikėti, čia yra labai, labai, aš sakau, per šitą irgi visą laiką einu ir vėl sugrįžtu prie to pačio vis tiek, nes esi žmogus ir dar ko labiau myli, ko labiau jauti tą meilę, to labiau sunkiau yra, nu. Ir tu supranti, atrodo, nu jo, nu gali padėti, bet tu turi palikti, paleisti, nes pasitikėti turi kaip tik, va, tas pasitikėjimas tuo vaiku ypatingai, nu, dažniausiai arba tais tėvais, arba dar kažkuom. Čia ir yra neprisirišimas, pasitikėjimas, bet čia ir yra sąmoningumo lygis, va čia va pagrindas. Tu gali matyti, kiek nori tos informacijos, gali ten iš tikrųjų nuskaityti, bet vis tiek tave patrau, nu, tu tiesiog grįši. Jeigu bus šitie dalykai iš tikrųjų. O čia mumis jo tada, nes iš karto ta veidrodinė sistema tave pervers labai greitai. Tik hops ir paėmė tave už. Ir vėl iš naujo viskas. O, ir iš tikrųjų.
Nu nieko, bet tai viskas. Gerai, dabar kažką reikia ten dabar padaryti. Gerai, Jo, dabar dabar visą grįžtam. informaciją žino. Dabar grįžtam atgal prie to, kur tu matei, kaip surinko visus šviesuolius ir grąžini, regresuoji atgal. Girdi mane? Jo, viską darau. Čia man kažkas vadė. Regresuoji atgal, viskas surenki, neįvyko to surinkimo tų visų šviesuolių, neįvyko to prasmėgimo į žemę, viskas, tas visas žinias, mes jas turim, mes jas apšviečiam, kad matytų jas kuo daugiau žmonių, kad matytų, kad jos pasklistų po visą pasąmonės lauką aplink žemę, kad kiekvienam žmogui kristų tiesiai į širdį, tiesiai, kad sielas visi pajaustų labai stipriai, kad ateitų supratimas, kad kosminės būtybės grįžink, kirsk tiem ten, važinam, noriu sakyti, žydriem tiem per nagus, kad jie nelystų, nukertam nuo jų visas gijas, kad jie nelystų prie mūsų stichijų, kad neuždarytų galimybę žmonėm, kad žmonės kaip tik išmoktų kiekvienas su savo stichija ir visi kartu bendrai jomis naudotis. Viską uždarom šitoje vietoje, paliekam gražų, šviesų rytojų, šviesę ateitį. Ką dar galim padaryti, ką matai? Aš jau ten daug visko pridariau ir Gerai. Visus sukviečiau, visus tas sielas ir būtent būtent ta disleksija ir yra iš to būtent reseto, kurie buvo kažkaip įdomiai, būtent iš to pagrindito, kur aš dabar matau. Negaliu pasakyti, koks čia buvo. Nei kada, nei čia kur, žinai, aš tuose laikuose man irgi nelabai. Tai dabar pasižiūrėk dar, o koks yra iš vis tos disleksijos mechanizmas, ką jie padaro, kad žmogui taip atsitinka, ar jie kažkokius sumaišo ten nervinius impulsus, kaip jie padaro tą disleksiją? Esmė ta, per tą momentą būtent mes iš karto pajutom tą atsakomybę, nes mūsų atsakomybė stovėjo ant viso to, mes buvom jau tame susikoncentravę ir vėlgi panaudojo prieš mus pačius, taip kaip ir kaltės prisidėjo, paskiau vėl įdėjo kažkokius aparatukus į tam tikrą smegenų sluoksnį, per visus mentalus, į mentalą. Ir kad, žinai, jisai mums primena, kad mes kalti dėl reseto. Negalim žiūrėti, nes mes esam prisidirbę. Visą tą kaltę, supranti. Jo, ir o visą laiką, supranti, o visos programos tik tai apie tą atsakomybę. Taip, kalti. Viskas, ir tu jo, o dar, žinai, pasako, jeigu ta disleksija, jau kai dabar atrado, žinai, tai dabar dar labiau blokuoja, tu kai nežinai, tai tau vienodai rodo, aš sakau, pragyvenau. Ir tu pažiūrėk, kaip gaunasi, pavyzdžiui, kaip sakau, kaip aš dukrą turiu, kad nuo pat mažumės aplinkiniai nesupranta, kas tau yra, kad tu ten negali kažko tai ten parašyti ar papasakot ir kaip čia tau gaunasi, kodėl tu čia nemoki, kaip čia neišeina, mesgi dažniausiai tokį žmogų, ir kaip pasakyt, kažkaip ir nurašom, ne? Kad jisai kažkoks netoks, taigi pas mus tai jau greitai. Ir tada tas kaltės jausmas išaštrėja tam žmogui. Iš tikrųjų. Gerai, Sonata, klausyk, tai mes dabar traukiam visiems dislektikam iš galvos visus aparatus išimam, duodam visiems žinias, kad pas jos toksai dalykas yra, kad nieko jie čia nekalti, kad jie kaip tik šviesus, kad jie kaip tik super daug padarė dėl žmonijos ir dėl kosmoso ir dėl visų šitų dalykų. Imam lauk visus, kas ten yra, laidus, aparatus, čipus, kas ten be pridėta. Atstatom visus neuronus taip, kaip išėjom iš absoliuto. Visiems, kam nors kažkoks tai trikdis dėl disleksijų, disgrafijų, visokių ten tų kitų dalykų, kuri trukdo žmonėm, visiems, ir vaikam, ir suaugusiam, kurie trukdo normaliai gyventi, normaliai įsireikšti. Naikinam šitą kaltės jausmą, jo iš vis nėra, net neprisimenam, nėra jo, išdeginam su ugnim, su šviesa ir kiekvienas irgi įsiima, atsipalaiduoja, pajunta pilnatvę, pajunta laisvę savo išraiškos, savo kūrybos, nes pas juos tos kūrybos tiek uždaryta yra labai daug,
kad ta kūryba dar, kaip sakyt, susisuktų sūkuriu, kad išeitų į išorę, kad jie drąsiai nebijotų, nekaltintų nei savęs, neįsivaržytų, kad tai yra tikrai nuostabu, kad jie pajaustų, kad jie yra kosminės būtybės, kad jie tikrai gali padaryti dar daugiau ir tikrai pasitikėjimas, kad ateitų savimi, žodžiu. Visiems duodam daug burbuliukų ir į galvą, ir į smegenis, kad ten neuronai visus sužibėtų, grinai tokiom aukso spalvom, energetiniam tom tokiom, žinai, kaip net, kad čiurškauja, žinai, kaip viskas tenai verda. Ir širdis atidarom, daug šviesos, ramybės, pasitikėjimo, kad šitie žmonės, jie tiesiog ir dabar jie mums atneštų šviesą, kad jie, sakykime, prisimintų tas visas žinias, kurios išimtos, kurios užblokuotos, mums labai reikės čia jų visų. Tai tiesiog duodam daug stiprybės per visą žemę, per visą žmoniją. Kad tas dalykas susidėliotų visiems pačia geriausia linkme. Jo, žinok, labai tai susiję su dabartiniais autistais. Yra labai daug vaikų, pažiūrėk, kaip prašo, kad apie 80 procentų naujai ateinančių vaikų tipo turi kažkokį nukrypimą, kaip sako, ne? Jo. Čia labai susiję kažkaip vėl dabar labai, nežinau, man pavyks šį kartą jau čia dabar, bet man jaučiasi dabar tas dalykas kažkaip vėlgi su kažkokiu tai atradimu, įvardinimu ir vėl panaudoja prieš mus pačius. Čia jau šiuose laikuose, ne? Jo, kažkaip labai keista, dabar dar tikrai ne, bet iš karto užkabino man, čia paskiau tą informaciją atsikabins, nes aš sakau, grinai labai susiję šitas momentas. Kažkaip tai padarinys. Gerai, tai paklausim tada pasąmonės. Kas yra tokio atsitikę, kas yra išrasta, kad šiuo metu ateina labai daug autizmo ir kitų dalykų, disleksijų turinčių vaikų? Ką sako pasąmonė? 3, 2, 1. Jo, disleksija tai iš praeitų gyvenimų pagrindė, tokie, kaip dabar sakiau. O autizmas tai yra naujos sielos. Ir jos turi pakeisti pasaulį, bet atėjusios čia atvirkščiai, gaunasi, kad mes juos uždarome. Su savo tom visom, nežinau dabar, bet neįsivaizduoju, kaip pakeisti. Ir jie tiesiog, jiem tai čia trumpina viskas. Mes neturim tiesiog vietos žemėje, kaip juos priimti, nes visur užblokuojam, tiesiog visur juos uždarom. Tai čia faktas, tai čia virusas, matrica daro tos dalykus visais įmanomais būdais. Bet kas tai yra? Gerai, reikia tada eiti į tą vietą, kur jie ateina. Tiesiog reikia su tom sielom šnekėti, kur ateis, jie žino, kad ateis į tą žemę. Tai kažką jie turi padaryti. Gerai, tai pasižiūrim, iš kur jie ateina. Pasižiūrim į tą tašką, iš kur ateina autistai. 3, 2, 1. Ir kokios tai sielos, kas jie yra, jeigu mes nežiūrėsim į fizinę, šitą paviršių, tą fizinį kūną, kas tos sielos, kokios jos yra. 3, 2, 1. Ar jie ateina iš kažkokio vieno šaltinio? Ar jie ateina iš kažkokios planetos? Ar tai atsinaujinusios sielos? Kas tai yra? 3, 2, 1. Iš tikrųjų tai nepasakysiu, nes nenoriu, garsiai įvardinti, nes nesuprantu dar. Labai dvejopai, matau tokią kažkokią tai... Matai, ta tamsa gali būti nebūtinai blogis, todėl negaliu pasakyti dar. Tai yra man labai nauja. Ir net neįsivaizduoju, kaip identifikuoti.
Nu gerai, paliekam kitam. Jo, gal Gal šitą, kaip temai tada, kaip sakyt, jo, nes užfrizinam. matai, paskiau vėlgi tą, kaip tu įvardini žeminį, tai tu ir programą sustatai. Nenoriu programuoti kažko, kas yra ne mano dar suvokimu ir neįžeminama, tiesa, galima va taip pasakyti. Gerai. Jo, bet... Gerai, paliekam tada. Tada žiūrėk, tokį dar tada klausimą noriu paklausti. Tai pagal viską artėja dabar vėl tas naujas persivertimas, ane? Jo. Ir vėl bus... Ir kiek dabar tavo taip tau pasąmonė sako, kiek maždaug sielų yra pasiruošusių 3, 2, 1? Matau didelį rūką, bet ta prasme, kad pasiruošusių yra nedaug, nes mums, pat sakau, iš tiesų tas pagrindinis momentas tik parodys, ar tu esi pasiruošęs. Negali net pasakyti. Nes tai yra toksai, vis tiek tai yra tikėjime, labai stipriame, ar tu gali nukirsti viską ir eiti tikėti, nes tai bus tik tikėjime, nes tai bus nauja. Ar tu sugebėsi eiti, ar tu turėsi baimių, ar tu tau tems tos, nes tikėjimas tai yra tai, kad tu praeitimi, tas yra, tu tiki nauju. Tai reiškia, tu nesitempi praeities šešėlių, nes tu tada tiesiog gali negrįžti atgal. O tas tikėjimas tai yra ėjimas į priekį tik tais. Labai sutitinka pasakyti, nes tu, jeigu tu tiki, tai tu tiki tikrai, bet širdim. Ir tu tada eisi, visai nesvarbu tau, kas bus. Bet šitą tu turi tada, bet tu turi eiti visiškai nuogas. Ta prasme, va tai ir yra visiškai nuogas. Taip kaip ateini, va kūdikis ateina, tai irgi jis visiškai nuogas. Ir tu turi dvasiškai ateiti visiškai nuogas ir išeiti visiškai nuogas. Nes tu esi į naują, bet tu turi tikėti būti toks tvirtas, kad to tikėjimu, kad ten esi tu. Kad tu eini pas save, tau viskas žinoma, tu net neturi abejonių turėti. Tai tas pats, kas, sakau, ten, tarkim, lauktų tavo sielos dvynys, o ten arba tu, ir ko tau tada bijoti? Tu tik tai ir pereini ir viskas. Bet tai taip atrodo, sakau, yra daug šviesių, daug visi ruošiamės, bet taip atrodo, kad mes visi pasiruošę. Bus netiek daug. Labai suprantu, pat jaučiu. Tiesiog man toks, kad net negali, kaip labai pasakei, žinoti, kad tu esi pasiruošęs, ar tu ten esi kažkoks šviesus, tu net nežinai. Tai atsistosi, kaip sakom, kaip sakei, veidrodžiui save, va tada bus ir atsakymai. Taip, va čia tu esi iš tikrųjų. Tu turėsi būti, netgi tas, kur mums atrodo, kad jisai gal, va, kaip ir, atrodys, kad tikrai jis nepasiruošęs, ten, va, kokias mėsas valgo, ar dar, jis tikrai jau ne, o jisai, opa, ir praeis, lengviausiai. Taip, kad nieko negali pasakyti. Bet tikrai yra, bet tikrai yra bus tų sielų, bet tikrai ne iš tų dažniausiai, kur mums atrodo. Nes būtent tą daug žinoti ir daug žemiškoj vietoj suprasti, tai gali būti minusas. Super tame, kad tai kaip ir turtas. Tiek fiziniam planetas turtas atrodo taip kaip veidrodis, žinai, negalėsi palikti. Tiek ir dvasiniam tų žinių, negi tu dabar atsisakysi, toks, va tai ir yra, aš žinau, va, kai aš žinau, va mano žinios, tai jos ir yra mano tam tikra ego ir mano turtas, tai jau jeigu kažkas jas sužlugdys, tai atrodo, kad čia yra šoksiu, aš ginsiu jas, nes tai yra mano dalis, bet tai yra ne tavo ir ne mano, tai yra tik žinios. Ir tik tuo metu, ir tik toj vietoj, ir tik čia ir dabar, kur aš dabar, va aš ją surinkau. Jau rytoj, jau po minutės jos gali būti visiškai kardinaliai manyje net pasikeis, jeigu aš tik norėsiu. Ir jos keičiasi. Nes tai yra tik tai tiek, kiek yra. O mums atrodo daug. Nes mes tas ego nori laikyti, nes mes jas branginam, aš taip sunkiai jas pasiekiau. O iš tiesų, tai tik žinios, paleisti reikia. Ir tada labai rezonuoja.
Tai va, tai kas sugebės, netgi tas, kuris mažiausiai žinių turės, tai gal net, ta prasme, gal greičiau praeis ir negali pasakyti nieko. Jo, nes tam tikra prasme, va, kaip ir sakai, su kažkokiom žiniom, su kažkokiom programom mes įsistatom patys save, va, tik kažkokį tai narvą ar kažkokį tai supratimą ir po to, va, kai reikės visiškai išeiti, va, kaip sakai, visiškai nuogam, dar pirmiausia reikės tas visas savo žinias susilaužyti, nes jos gali pasirodyti visiškai netiesa, ne, ką dabar dažnai ir matom, ne, vat kaip žiūrim apie mediciną, apie dar kažką, ką mus mokė, staiga pasirodo, kad visiškai nesąmonė, žinai. Ir tai ne taip paprasta, pažiūrėk, kiek mums reikia laiko susitaikyti, o čia turėsi per akimirką. Tai yra didelis smūgis, tu turi būti tam, net negali suvokti, ar tu esi pasiruošęs, nei vienas, iš tikrųjų. Nes čia atrodo, tai tu kaip ir, galiu, pajudink, tai kažkas tave pajudina, taip giliai pasirodo, tai tu kaip tu šoki piestų, tai ir ar tikrai gali, nes tai tavo dalis, aš tiek daug turiu, aš tiek metų įdėjau, ir kas nieko, čia tik tai akimirkos darbas. Jo, pasižiūrėk, kaip kas nors pakritikuoja, ne, va taip. Ir atrodo, kai kiekvienas, kaip čia, žinai, va, kaip čia, ašgi teisus, ne, va tas, va. Ego, va, kaip sakai. Na, jo. Va tas veidrodis, va šitas veidrodis pagrindas ir bus. Ar sugebėsim kiaurai eiti? Bet jo, ir viskas, ir tiek. Ir svarbiausia, neatsisukti atgal. Ta prasme, kad tu eini, o tas ir yra labai didelė paslaptis, tas neatsisukti atgal. Ir man vis rezonuoja labai visą galvą, kaip ir ten iš tos Biblijos, kad ten tas Sodora, Gomora, kaip sugriovė. Neatsisuk atgal, nes pavirksi į akmenį. Į akmenį. Taip, jo, bet tai yra tiesa. Jeigu pasakyta, tai yra gyvenime, tu negali atsisukti ypatingai tuo momentu, kaip eini. Tai ne iš baimės, nes tai yra smalsumas, tai yra nenoras palikti atgal. Kas ten yra? O kas ten yra? Koks tavo reikalas? Tu išėjai, viskas, paliekiai, nukirtai, tu eini į priekį. Čia labai labai gili paslaptis, labai gili. Labai viskas sueina į šitą tašką, labai stipriai. Tie atsirišimai, tai ir yra atsirišimai, nesvarbu, kas ten bus, tu eini į priekį. Tu matai ten ir eini bet ne iš baimės, ne iš hipnozės, kad tave užhipnotizavo, kažkas tai, tu iš suvokimo, iš tos tikėjimo brandos, iš suvokimo, tai ir yra galia, tai ir yra būtent ta energija, ta inercija, ta kaip ugnis, tu kiaurai eini, tu toks tikras, tu toks tvirtas, tau visai nesvarbu, ten jau pasibaigė, tai ko tai atsisukti ar atgal, ar kam? Ir eini tada. Ir visi iš paskos. Eini pakeliui, gali už rankos paimti, tau netrukdo. Tu jami, nes tu natūraliai eisi ir visi iš tave iš paskos. Bet jeigu kas atsisuks, grįž. Nu va, tai čia įdomu. Labai įdomu. O ką, kaip sakyt, na aišku, ką mes galim padaryti, kad, sakykime, tvirtinti tą tikėjimą, ne, pasitikėjimą, čia tokį gal, to, kaip sakai, to nežinomu, to ateitim, tuo, kad tu eini ten, kur reikia ir taškas, ne, ką kažkokios, kaip galima ruoštis, kaip galima dirbti su savim. Tai iš tiesų tai vis dėlto vis tiek yra tas telepatinis, jo tas pasąmoninis darbas, bendravimas. Tai yra pagrindas ir tu tada tiki, tada tu suvoki, jauti, matai ir tada ir neprisirišimą. Ir vėlgi neprisirišimas. Nei prie tos informacijos, nei to, kad tu pasąmoniai matai, nei tai, kad aš dabar pamačiau, neprisirišti, pamačiau fainai, gera, viskas. Paleidi. Viskas, kas reikia, tas lieka viduje. Nereikia specialiai kaupti, kad nepamirščiau, čia būtinai turiu kažkam kažką. Viskas yra gerai, natūraliai viskas. Jau tau jau jinai yra. O tai yra pagrindas. Tas, kas reikalinga, tas ir yra viduje. Tai yra tikėjimas, kaupia, susistabilizuoja tas tikėjimas tame. Tada nenueina į protą, kaip jaučiasi. Tada nenueina į tą protą. Nes kaip nueina viskas į protą, tai tada jisai uždeda tos rėmus. Ir tada sureikšmina, tada pasisavina ir tada, tai yra svarbu, nes tai yra mano, aš atradau, aš
pamačiau, aš išmokau, aš tiek įdėjau, dar kažkas. Čia yra tiesiog atėjo ta informacija. Atėjo ir atėjo, reiškia, ačiū, dėkui, per mane, ką man reikia, aš pasiemu, einu toliau. Gerai. Ir va, tai vat aš dabar ir padarau, paleidžiu tų burbuliukų visiems. Dar ką nors šitoj temai galim padaryti, kaip tau atrodo? Manau, kad nieko, tiesiog atsakau paleisti. Labai gerai. Kaip jautiesi? Gerai jaučiuosi, bet jau norėčiau baigti. Norėtum baigti? Gerai. Tai ką, einam atsiregeneruot, susijung su absoliutu, viską, ką matėjai, kaip sakyt, uždarome, nusivalai viskas, kas galėjo prie tavęs prikibti, nežinau, savo saugią vietą, smagią vietą, ar ten šaltinėlis, ar krioklys, ar absoliuto dušas, prisipildai energijos, regeneruojasi, prisipildai pilnai 100%, kad puikiai jaustumeisi. Na ir uždarai, po trupučiuką grįžtam, uždarai visus matytus langus, atsiriboji nuo visos informacijos, sumėtai pėdas, kad tavęs nieks nerastų, uždedi apsaugas, kad irgi neliktų jokių nei stebėtojų, nei kažkokių ten dar reikalų. Na ir po truputį grįžtam į fizinį kūną. 3. Pasirenkam trupučiuką, jaučiam, grįžtam. 2. Pradedam jausti savo kūną. Grįžtam į fizinę erdvę. Ir 1. Atmerkiam akis. Nu, kaip tu? Gerai. Ačiū. Bet tai kaip mes pakapstėm, ką? Gerai, čia buvo jo. Aš tai net taip įsižiūrėjus biškis, žinai, kažkaip tai labai gilios hipnozės eina. Tu neišjungiai. Oi, palauk.